Sveiki. Labas, Nate. Sveiki. Labas. Tai sveiki visi, čia laida apie tinklinį, diagnozė tinklinis ir šį kartą antrojo sezono trečioje laidoje mes turime svečią Anastasiją Jesipenko, kuri šią vasarą persikėlė į Italiją ir mes pakalbėsim apie visą jos karjerą, apie praėjusį legendinį sezoną, kai tapom moterų čempionato nugalėtojomis, apie persikėlimą į Italiją. Todėl labas dar kartą, Anastasija. Sveiki. Ačiū, kad pakvietėt, labai malonu. Jo, tai kaip ir visada aš visų savo laidos svečių prašau prisiminti savo karjerą nuo nulio. Tai norėčiau, kad tu prisimintum, kaip pirmą kartą atėjai ir treniruotės ir kas tave pastumėjo ateiti tas treniruotės. Na tai atėjau į treniruotės, kiek prisimenu, antroj klasiai, tai 2014 metais. Tai kaip žinia, mano visa šeima yra tinklinis ir manau, nuo pat mažens, nuo pat kelių mėnesių vežimėlį gulėjau, kai tėtis žaidė. Tai tikrai tas tinklinis buvo man jau įgimtas realiai. Tai pastumėjo, nežinau, kažkaip buvo tie visada šeimos turnyrai, Gilių taurė ir visada trenerė būdavo ten Asta. Ir taip įvyko, kad aš norėjau, mačiau kaip broliai visi, tėtis ir man patiko tas sportas. Ir tada tėtis ar mama, man rodos, tėtis atėjo pas trenerį ir paklausė, ar priimtumėt mergaitę. Tai trenerė pasakė, kad priimčiau, nes turėjau kelias 6 metų, tai taip ir prasidėjo mano kelias tinklinį pas trenerę Astą. O kaip prisimeni pirmos treniruotės, kai jau nuėjai pas trenerę, patiko ar nepatiko? Nu, aš toks buvau labai drovus vaikas ir labiau tai prie mamos būdavau, tai man būdavo sunku, tai mama visada į treniruotę su manim važiuodavo. Tai kai mama būdavo salėje, būdavo viskas gerai. Mama išeidavo, aš pasikeisdavau kaip vaikas ten ar kažką pasidarydavo, nukrisdavo ir trenerė tai matė, bet negalėjo man pasakyti, kad ko tu čia vaidini ar kažką tokio. Bet paskui kažkaip su laiku, po kažkiek mama pradėjo išeidinėti, tada aš pripratau, treniravomės pradžiai su vyresnėm merginom, tai vis tiek būdavo taip nelabai drąsu iš tikrųjų. Bet paskui kažkaip, nežinau, mažiau nei po metų tikriausiai jau kažkaip pripratau ir viskas buvo gerai. Kokia tada tau tai mažai mergaitai pasirodė trenerė Asta? Iš tikrųjų nelabai ir prisimenu, bet kiek prisimenu, tai tikrai nebūdavo, kad rėkdavo ar bijodavo aš trenerės, tikrai taip nebūdavo. Ir gal atsimeni tada, kai pradėjai lankyti, kokie elementai pradžiai tau gerai sekėsi išmokti, o kokie sunkiai, sakykime, galbūt kažkurio elementų net nekęsdavai? Iš tikrųjų, gal kokius metus ar pusantrų dirbavom prie sienos. Ten 100 iš viršaus, 100 iš apačios, tai tokie pratimai, sakyčiau, kas labai padėjo tikrai ateičiai. Bet negaliu pasakyti, kad kažkas buvo labai sunkaus. Aš buvau žemiausia, buvau silpniausia, tai gal fiziškai skirdavaus nuo kitų, bet nežinau, ir vasarą su tėvais ten kažką bandydavau, broliai mokydavo, tėtis, tai manau, kad nebuvo labai sunku, man taip atrodo. Ar dabar yra atminty įstrigusios tavo pirmos varžybos, jau kaip kažkiek laiko palankiai ir sako trenerė, važiuosim į varžybas ar Vilniui žaisim? Žaidėm Vilniui, Tauro dideliai saliai 2-2 dar tada, su vyresnėm merginom žaidžiau, šiaip nieko neprisimenu. O tai kas buvo tavo komandai tuo metu, ar dar žaidžia tinkliniai? Ne. Jau nebežaidžia? Ne, nebežaidžia. Gerai, o kaip atsirado tavo pozicija ir kokias pozicijas išbandėjai sportuodama sporto mokykloj? Pradėjau nuo kėlėjos, bet kažkaip, kaip trenerė dabar sako, kad pamatė, kad aš galiu mušti ir tada gal trūko kraštų ir suprato, kad aš galiu žaisti kraštu, tai taip ir pasikeitė mano pozicija. Išbandžiusi esu ir centrą, diagonalę, čia vėliau. Gerai, tai centru žaidžiau, trumpai rinktiniai diagonalę žaidžiau, libero, kai traumą turėjau, o šiaip pagrindė kraštu. Kai pakeičiau, tai jau ir pakeičiau. Gerai,
Tai antrą etapą aš pavadinau tinklinio šeima, nes žinau, kad esi kilus iš tinklinio šeimos, tai tavo brolį Martiną aš puikiai pažįstu, bet papasakok truputėlį, kaip tavo tėvai susiję su tinkliniu. Mano tėtis žaidžia dabar mėgėjiškai, bet anksčiau žaidė, žinot, dabar žaidė korporatūrai neseniai. Anksčiau žaidė Tinklas, buvo toks klubas. Taip. Tai ten jie dalyvaudavo ir žalgiriadose, žodžiu, važinėdavo. Labai daug nežinau, nes buvau maža, bet žinau, kad žaidė ir tikrai neblogai žaidė ir buvo nebloga komanda. Tai va. Ir tėtis tau padarė didžiulę įtaką tavo karjerai, sakykime. Gal nežinau, tėtis aišku, be abejo padarė, bet manau gal labiausiai tai brolis, nes brolio varžybas jau galėjau eiti žiūrėti tada, kada buvo kokie, nežinau, 6-7, tai vis tiek kažką suprasdavau jau, man patiko ir manau tai ir pastumėjo. O mama kaip mama visada dalyvaudavo varžybose, būdavo sekretorė anksčiau, nusekretoriaudavo, tai realiai visa šeima susijusi su tinkliniu. Tai mano kitas klausimas, tu truputį jau užbėgo už akių, buvo, ar eidavai žiūrėti Flamingo volei varžybų, kai žaisdavo Baltijos lygoje ir tavo brolis jau ten turėjo vaidmenį toj komandai? Jo, aš eidavau žiūrėti ir kiek prisimenu, visada padavinėdavau kamuolius. Niekada neįdavau šiaip savo žiūrėti varžybų, visada eidavau ten dirbti. Tai toks būdavo, kai gal koks nors paprastas vaikas, kur ten nežaidžia brolis, tiesiog ateina kamuolių, tai jam net neįdomu. O aš tai būdavau ir visada žiūri, įsijautęs, ten labai patikdavo. Ar norėdavai, kad brolį išleistų į aikštę ir tu galėtum jam ploti tuomet? Neleisdavo ploti, kai stovi padavinėjai kamuolius, neleisdavo ploti, nieko daryti, tai aišku norėdavau, kad brolis aikšteliai būtų malonu visada. Gal anksčiau nesuprasdavau to, bet jau paskui, kai ten, nežinau, 9-10 metų, tada jau tikrai jautėsi tas, kad norėčiau, kad brolį išleistų. Gerai, keliamės toliau aš užsirašęs Lietuvos įvairių amžiaus mergaičių rinktinės, nes tu dalyvavai visų amžiaus rinktinėse, taip? Kiek prisimenu, 16. Jo, ir visada tavo rinktinės trenerė buvo Jolita, taip? Taip. Taip. Tai ar prisimeni tą momentą, kai sportavai jau daug pasasta ir iš kažkur sužinojai, kad tu esi kviečiama į Lietuvos rinktinę? Ar prisimeni tą momentą ir jeigu prisimeni, kokie jausmai, sakykime, tada užpuolė, kai sužinojai, kad va, čia tu atstovausi Lietuvos rinktinį? Tai kiek prisimenu, sužinojom vasarą, kad bus Azerbaidžane berods turėjo būti tas turnyras. Ir tada kiek 24-25 merginos buvo surinktos į tą kaip ir stovyklėlę. Ta stovykla buvo Kaune, prisimenu 7 dienas, o iš tikrųjų dabar net emocijų kažkokių net nepasakyčiau. Gal, nebent neprisimenu, bet nežinau. Gerai, o šiaip man įdomu, koks yra jausmas, ar tau buvo kažkoks jausmas, kai žaidi su marškinėliais, ant kurių parašyta Lietuva? Aišku, buvo be abejo, kaip, nežinau, apšilimas, tai toks kaip apšilimas, bet kai išeini ir giedi himną, tada pasijaučia tas, kad dėl ko darai, tai iš tikrųjų kaip trenerė kartais ašarėlė nuriedėjo, taip ir mes stovėdavom ir kartais jautėsi tas toks, kai dar pasižiūri, kai visi ten sirgaliai susirinkę, Lietuvos vėliavos kabo, tai tikrai labai malonu ir labai faina atstovauti savo šalį ir tikrai tikiuosi, kad dar bus galimybė tą padaryti. Gerai, prisiminkim truputį paskutinį tavo rinktinės etapą, tai U20 rinktinė. Jūs pirmą etapą įveikėt ir antrame etape žaidėt Kauno sporto halėj ir nepatekot į kitą etapą, ne? Jeigu reiktų nusikelti dabar į tą laiką ir ko tada, kaip tu galvoji, jums pritrūko, kad iš Kauno šito etapo pereiti į finalinį, kad iškovoti bent 2 pergalės? Iš tikrųjų turėjom
mano nuomonė, gan stiprias varžovės, prieš kurias dar tikrai su U20 rinktinė neteko žaisti. Na, aišku, Lenkijos ten visos ukrainietės, tai aišku, stiprios komandos, bet nežinau, toks kitoks tinklinis buvo. Sakyčiau, kad negalėjom taip greit priprasti prie jo ir padavimai, planeriai ten, wow, tiesiog taip. Nežinau, manau, gal tokios tarptautinės patirties labiau prieš tokias stipresnės komandas kitų šalių, nes jau su Lenkijom, su tom žaidėjai po kokius 3-4 kartus, tai vis tiek daugmaž žinai, ko tikėtis. O ten buvo tokia nežinia, tai manau, kad tas buvo didžiausias faktorius. O kaip pati įvertintum savo žaidimą tada antrame etape Kauno sporto halėje? Pirmą dieną tai tikrai buvo labai pasimetus. Ir viskas buvo pasimetusios ir nežinojom, kas vyksta, nieko negalėjom tiesiog padaryti. O paskui nežinau, manau, kad negaliu sakyti, kad gerai, bet manau, kad pakankamai padoriai. Buvau pasiruošus tam, manau. Aišku, galėjau ir geriau, bet pakankamai. Ar palaikai ryšį su buvusiu rinktiniu žaidėjom? Pasidomit vieną kitom, kaip sekasi? Kaip sekasi, pasidomim, bet kad labai bendrautumėm, tai nelabai. Gerai, tada kitas etapas pas mane čia pavadintas yra praėjęs legendinis sezonas. Legendinis tai dėl to, kad niekam netikėtai, gal jūs pačios ir treneriai jūsų tikėjo, jūs laimėjot moterų čempionato auksą. Tai mano pirmas klausimas būtų, ar prieš sezoną galėjot patikėti, kad sezono gale jūs nueisit taip toli ir įveiksit 2 Baltijos lygos komandas ir užlipsit ant aukščiausios pakilos? Na, iš tikrųjų, praėjusį sezoną, kai žaidėme visi atskirose komandose su rinktinėm, tai tikrai norėjom kartu sužaisti su VTC Vilniaus komanda, bet kažkaip nežinau, prasidėjus sezonui, treneris pasakė, o nenorit laimėti? Mes sakom, norim. Ir tada kažkaip pradėjom tikėti ir pradėjom dirbti tam. Ir manau, kad tai pavyko. Vis tiek ruošiamės, viską treneriai apskaičiavo, kad ten forma būtų gera ir visa kita. Tai tikrai pagrindinis sezono tikslas, manau, ir noras buvo laimėti tą moterų čempionatą. Ir tikrai buvo varžybų ir blogų, ir gerų, bet ruošiamės tam ir, manau, tas pavyko. O kaip tą sezoną praėjusi sportuodavot, nes ten dalis merginų Ozo gimnazijoje, tai ir ryte, ir vakare turbūt kažkas sportavo, taip? Jo, mes sportuodavom, aš sportuodavau 9 kartus per dieną, per savaitę, tai kitos 5. Tai jeigu 9, tai tu ir rytai sportuodavai, taip? Jo, taip. Tai daugmaž, žinai, nes nedaug kas Lietuvoje tinklinio pasaulyje susidarė, kai yra ir rytinės, ir vakarinės treniruotės, tai daugmaž prisimink ir pabandyk visą savo savaitės treniruočių planą sudėlioti, kada ryte, kada vakare sportuodavot, kad jaunas tinklininkės. Taip kaip buvau Ozo mokinė, tai sporto mokyklos mokinė, tai būdavo tam sukurtos galimybės, kad galėčiau sportuoti ryte ir vakare. Tai apart trečiadienio 11 val. Būdavo visada rytinės treniruotės. Tai iš pamokų važiuodavom į savanorių sporto areną. Ten turėdavom rytinę treniruotę, tada grįžtavom pamokas. Ir tada vakarais jau turėdavom treniruotę su trenere Asta, su visom kitom likusiom Vilniaus merginom. O fizinis parengimas? Jo, įeidavo į tas rytinės. Ai, supratau. Gerai, tada žaidėt visą reguliarųjį sezoną, kiek pamenu, 3 vietoj likot reguliariai, ar 2, nebeatsimenu dabar. Ir pusfinalį žaidėt su Jonavos komanda, kuri tą sezoną žaidė Baltijos lygoje, ne itin ten sėkmingai, bet vis tiek Baltijos lygos komanda. Kaip ruošėtės tam pusfinaliui prieš Jonavą ir ar jautėt, kai jūs galite įveikti tą Jonavą ir kaip jautėtės po to, kai įveikėt? Prisimink šiek tiek pusfinalį su Jonava. Tai reguliariam sezone sužaidėm 1-1. Tai tikrai norėjom laimėti.
Nes pirmas žaidėm Jonavoj, tai ten pralaimėjom, antrą žaidėm Vilniui, tai ten laimėjom 3-1. Tai nežinau, iš tikrųjų, manau, pusfinaliui buvo sunkiau ruoštis nei finalui, nes jeigu finalui, tai vis tik supranti, tai jau turi medalius, tu tiesiog žaidi savo žaidimą ir viskas. Savo tikslą pasiekėm, sakykime. Prieš Aušrinę, kiek buvo sunkiau, sakyčiau, pasiruošti. Nelabai mes žiūrėjome tai, kad žaidžia Baltijai, tiesiog žinojom, ką mes turim padaryti, ruošiamės žaisti prieš tą komandą, nežiūrėjom ten, porą varžybų praeitų žiūrėjom, bet treneriai analizavo, ko reikia, kad laimėt, ką reikia padaryti, ko reikia vengti, ką labiau reikia akcentuoti. Tai iš tikrųjų man asmeniškai buvo didesnis jaudulys žaisti pusfinalius nei finalą. Atsikėlus ryte jaučiau, kad turiu žaisti pusfinalį ir kažkoks drebuliukas buvo. Tai nežinau, bet atėjus į varžybas, tai nelabai gerai sužaidėm, tikrai negeriausios mūsų varžybos, 3-2, tikrai galėjom geriau, manau, bet čia buvo tos varžybos, kur tu žinai, ką tu turi padaryti, bet nieko neišeina. Bet kažkaip tada 5 sete, sakyčiau, sužaidėm tokį žaidimą, kokį turėjom žaisti visus setus ir tada parodėm, kad galim ir išlipom, parodėm charakterį ir laimėjom. Ar rūbinį ir po to stipriai šventėt, ar taip truputį, kad žinant, kad rytoj laukia finalas? Prieš varžybas mes dainavom 3 milijonus, čia mūsų sėkminga daina ir prieš finalus, ir prieš pusfinalį, o po pusfinalio tai po pačių varžybų buvom laimingos, kad laimėjom, pagaliau džiaugiamės, bet tada, kai treneriai nelabai patenkinti, visai nepatenkinti mūsų žaidimu buvo ir pačios mes supratom, kad tikrai sužaidėm blogai. Ir tada kažkaip išsitrynėm viską šitą ir žinojom, kad rytoj finalas ir jau ryte atsikėliau, nežinau, tiesiog atsikėliau ir supratau, kad žaidžiam, bet nebuvo jokio tokio, kad ten ar laimėsim, ar pralaimėsim, minčių tokių nebuvo. Supratau, gerai, ir tada permigot išaušo diena, kai finalas, susirinko į VDU areną labai daug žiūrovų ir jūs tame finale nebuvot favoritės, tikrai buvo Kaunas favoritės ir greičiausiai visi galvojo, kad finalas bus 3-0 Kauno naudai, bet jūs ten padarėt tokių stebuklų, tai truputį prisimink finalą, pagalvok, dėl ko jūs laimėjot jį. Ir kaip šventėt po to, kokie jausmai užpuolė, tai apie finalą. Kaip šventėm, tai nežinau, nelabai mes iš tikrųjų ir šventėm, gal paskui ten susirinkom su komanda ir pasibuvom. Bet tikrai, manau, Vilniui, tai man asmeniškai buvo varžybos su daugiausiai žiūrovų, kurių esu turėjus Lietuvoj. Tai, apart rinktinės vis tiek buvo haliai, tai daugiau žmonių. Bet per Lietuvos moterų, tai manau, asmeniškai man, bet iš tikrųjų labai faina buvo, nežinau, dėl ko laimėjom, tai gal tiesiog žaidėm savo žaidimą, negalvojom apie tai ir norėjom laimėti be abejo, bet negalvojom apie tai laimėsim ar nelaimėsim, tiesiog darėm tai, ką turim daryti, nedarėm daug savo klaidų, aišku, tas antras setas, tai... bet vis tiek... Turėjom labai didelę duobę, bet reguliariam sezone labai daug duobių turėjom, iš kurių išlipom. Tai kaip ir treneris sako, kaip ir mes, kad net nebuvo tokio jaudulio, kai ten nesi 5-7 taškų nuo varžovo. Bet kažkaip nežinau, iš tikrųjų aš net nežiūrėjau į rezultatą labai dažnai. Tiesiog žaidi savo žaidimą, padarai klaidą, pasižiūri dėl ko ir pamiršti apie tai. Ir tiesiog žinai, ką turi daryti toliau. Tai ir manau, tas ir lėmė, kad turėjom labai daug varžybų, kur turėjom išlipti, kur ten gale seto rezultatas 23-18 ir bandom kažkaip lipti, bandom kabintis, jeigu neišeina, bet vis tiek pasivejam. Tai manau, kad tas ir lėmė, kad turėjom tokios patirties su tokiais sunkiais setais su duobėm. Bet šiaip turėt kažkokį planą, kaip žaisti, kur paduoti, ką atakuoti, kur uždarinėti liniją turėt? Turėjom labai. Ir tas planas jūsų
Prieš varžybas trenerių numatytas ėjosi, kaip jūs norėjot, ar reikėjo kažką keisti Mm, varžybų? Keisti iš tikrųjų nereikėjo, padarėm tai, ką norėjom, bet gal, kai būdavo tos duobės, tai iškart dabar jau pažiūrėjus, matėsi, ką darėm ne taip, kodėl tos duobės atsirado. Nes kažką darėm ne taip, tai manau, kad išpildėm tai, ko reikia ir dėl to laimėjom. Tikrai be trenerių, be analizavimo tikrai nelaimėtumėm, manau. O ar buvo Lietuvos čempionate kažkuri žaidėja tavo varžovė, prieš kurią tau buvo sunku žaisti, sakykime, atakuoti, jinai tau labai gerai užtvarą stato? Užtvarą labai gerai statė VTK Kauno Turkija, ta kelėja. Alio? Taip, klausau. Dabar nematau. Jo, tai pratęs kažkas jau nutrūkė. Užtvarą. Dėl tos užtvaros Turkijos. VDU Turkijos užtvarą treneris iškart pasakė, kad turi labai tvarkingą užtvarą. Tai su ja buvo tikrai sunku tvarkytis. Tai, o prieš puolėją, tai sakyčiau, Paukštytė buvo ta, kuri tikrai padoriai žaidė. Gerai, tai dabar jau šiek tiek laiko praėjo, tai įdomu, žinai kas, kaip įvertintum trenerių Kęstučio Galdiko ir Astos Jansonienės duetą? Kaip jie kaip duetas, ką jums davė, kokias mintis apie trenerių duetą? Na, tai nepamirškim dar pridėti, kad Laurynas labai daug prisidėjo, Laurynas Galdikas labai daug prisidėjo prie mūsų komandos VTC. Bet tas duo, nežinau, mano nuomonė geriausias duo Lietuvoj. Kaip ir jie yra labai skirtingi, bet vienu metu jie kaip ir neturi tą pačią nuomonę, nėra tos pačios nuomonės. Bet kaip ir iš tų dviejų nuomonių susidaro viena bendra nuomonė, kuri labai gerai veikia. Tai jie supranta viens kitą, gal anksčiau kiek buvo sunkiau, aš nežinau. Bet dabar tikrai dirba kaip vienas kumštis, tai padėjo, tai labai padėjo iš tikrųjų, nes nebuvo tokio, kad tu ateini, paima minutę ir ten ant tavęs rėkia, realiai nebuvo ne karto tokio. Ten jeigu nebent viskas labai blogai, tada pasako, ką jūs čia darot, kas čia vyksta. Bet tikrai tokio, nežinau, gal vieną kartą buvo. Tikrai labai daug palaikymo gavom, labai daug patarimų gavom ir manau tai ir lėmė, kad laimėjom tą čempionatą. O tu minėjai, kad daug Laurynas padėjo, tai šiek tiek papasakok apie Lauryno darbą su jūsų komanda. Laurynas labai daug analizavo ir Laurynas kaip pats kraštas ir puolėjas, žaidęs daug pozicijų, galėjo patarti kiekvienai. Tai tikrai per minutės prieidavo, treneris bendrai kalbo, o Laurynas prieidavo prie kiekvienos ir kažką pasakydavo. Tai tas labai padėdavo, patardavo ir pasakydavo, kad dabar gali padaryti taip, dabar ten po tiek taškų padaryk tą, kad ten kažkas kitaip įvyktų. Tai tikrai labai daug prisidėjo ir labai toks trio gavosi, jau neduo. Žinau, kad ten jūsų trenerė Asta turi visokių įdomių taisyklių, jeigu ten vėluoji treniruotės, gal gali kažkokių įdomių taisyklių, įdomių istorijų, nutikimų su trenerė Asta papasakoti, kažkokių juokingų? Aš asmeniškai neturėjus tokių situacijų, bet treneriai labai nepatinka, kai ateina mergina su nulakuotais nagais ir tada sako, kad čia jau ne grožio salonas ar kažkas tokio. Tai čia toks vienas iš įdomesnių dalykų. Dar kitas dalykas yra, kaip ten buvo klausimas trenerės interviu, ar dar vis reikia nešti šokoladą už kažkokius pamirštus dalykus. Tai dabar jau nešėm vaisius, jau trenerė pakeitė, sako, jau viską šokolado per daug, tai jau reikia eiti prie vaisių. Tai čia tokie įdomesni dalykai iš tikrųjų. O daugiau kaip ir taisyklių labai nėra. O vaisiai yra kokie, ar tinka visi? Apelsinai, pamelo, kaip paprašo, paklausi, ko nori ir tada pasako. Ir dar anksčiau būdavo taip, kad jeigu pavėluoji, ten už minutę turi per suoliuką 50 šuolių padaryti. Bet čia kažkaip buvo ir pražuvo, nežinau. Kažkaip Gerai. nusibodo. Dar truputį
truputį norėčiau nuo tinklinio, labai netoli nueiti, bet šiaip ar jūsų komanda merginos domisi, kaip sekasi trenerės Astos sūnui Romaldui? Trenerė papasakoja, kai buvom stovykloje, dažniausiai kai stovykloje buvom, tai kažkas įvykdavo ten. Tai tikrai pasidomėm, šiaip esam pažįstami su Romu, tai taip, džiaugiamės. Ar žinai, kur dabar Romo karjera pasisuko? Jo, Portugalijai, ten aukščiausiai lygoje. Gerai, tada grįžtam prie tinklinio ir tavo karjeros. Sužaidėjai, palau, tu patekai į Dream Team tą Lietuvos čempionatą ar ne, aš dabar neatsimenu. Taip. Patekai? Taip. Sužaidėt Lietuvos čempionatą, atėjo vasara. Kaip tavo gyvenime atsirado, iš kur pasiūlymas keliauti į Italiją? Papasakok. Iš tikrųjų jau agentę turiu virš metų. Jau pradėjom su treneriais kalbėti apie tai, kad gal verta bandyti važiuoti į užsienį gal prieš 3-4 metus, bet kažkaip viskas nutilo ir gal nebuvo tam laiko, gal dar ne iki galo buvom tokios subrendusios, kad galėtumėm tą padaryti. Bet šį pasiūlymą gavau rugpjūčio 20 gal, tuo metu buvau stovyklai. Iki tol turėjau dar kelis pasiūlymus, bet ten kažkaip neįvyko, buvau išvažiavus į Vokietiją į tryoutus, į peržiūrą, bet ten kažkaip nelabai susiklostė, tai nusprendžiau dar palaukti. Ir per vieną dieną gavau į 3 klubus Italijos, tai jau galvojau viskas, jau lieku metam Lietuvoje, galvojau, žaisiu, gerai, VTC turėsiu kur žais, bet tada kažkaip stovyklai buvau 20, man rodos, rugpjūčio gavau tą pasiūlymą ir kažkaip greitai ir jau po savaitės jau turėjau išskristi čia. Mano klausimas, kodėl Italija? Ar tu norėjai, buvo prioritetinė šalis į Italiją išvykti? Jau seniai prieš tos 3 metus kalbėjom būtent apie Italiją, bet nežinau, man Italija toks kaip ir grinai tinklinio šalis, kur čia yra daug lygų ir tikrai manau, jeigu gerai pasirodai, yra lengviau patekti į aukštesnę lygą, nei kokioj ten, nežinau, Vokietijoje ar Prancūzijoje ar visur kitur. O gal ruošdamas išvykti mokinaisi italų kalbą? Truputį mokinaus, tada kažkaip nelabai, tai procese. Gerai, papasakok šiek tiek apie dabar naują tavo komandą. Kur žais, kokia sudėtis komandos, kokie komandos tikslai Italijoje? Tai komanda žaidžia B2 lygoje, tai yra 4 lyga, kuri turi 10 grupių po 14 komandų. Čia tik B2. Tai čia turėsiu galimai pakeisti savo poziciją. Čia pasirodo, aš turėsiu žaisti opozitų. Nežinau, bandysim kažkaip kalbėti, kad gal ir kraštu duotų žaisti, nes tiek reikia medžiagos ateičiai kraštu, nes tikrai manau ateityje diagonalų tikrai ne. Tai kažkaip tarsime, žiūrėsim, kaip bus, nes per treniruotės šiaip pagrindė 2 savaitės treniravaus kaip diagonalas, bet vakar davė pažaisti ir kraštu, tai dar kol kas nežinau, dabar savaitgalį turėsim pirmas varžybas. O apie sudėtį, tai iš tikrųjų net nežinau. Aš esu 1,80 m, tai esu gal 3 ar 2 pagal ūgį komandai, tai nėra aukšta ūgis visas. Bet visos jaunos žaidėjos, ar yra ir vyresnių? Yra vyresnių, yra 2-30 kažkur, kurios jau žaidusios ten ir A2 bandė žaisti, ir B1, žodžiu, turi patirties. O visos kitos tai 5-4. Yra ir jaunesnių. Yra gal 8 tokios daugmaž kaip aš ir visos kitos jaunesnės, kurios dalyvauja ten nuo 18 ir 16. O jūs turit vieną ar kelis trenerius toj komandai? Šiaip turim kelis, 2 trenerius, bet yra tas stafas, taip vadinamas. Tai ten visi tie direktoriai, postdirektoriai, žodžiu, jų labai daug.
Tai visi tie irgi yra susijęs su tinkliniu ir yra treneriai, tai jeigu reikia, visada padeda ir taip. Ir didelė bendruomenė tinklinė. Gerai, o kaip galėtum atsiliepti apie vyr trenerį, ko jis iš tavęs reikalauja, koks kaip žmogus? Kaip žmogus fainas, bet dėja nekalba iš vis angliškai. Iš vis Jo. angliškai nekalba. Tai ten gestais, va taip mes bendraujam. Nu, kol kas dar moku kelis žodžius tokius pagrindinius, ką turėčiau daryti, bet visada galiu paklausti. Ir iš tikrųjų iš merginų kalba kokios 4 angliškai iš visos komandos, tai tikrai pasiklausiu, ko nori iš manęs, nes žiūri man į akis, sako, ko nori itališkai ir aš nieko nesuprantu. Daugmaž suprantu, ko nori, bet dėl filosofijos trenerio dar negaliu nieko pasakyti, nes dar nebuvo varžybų, bet per treniruotės akcentuojamas labai smūgis įstrižai į 5. Ten numušiau į liniją, sako, ne, mušk įstrižai. Nu, gerai. Bet iš 4 zonos, o iš 2 zonos tai esu nepratus žaisti. Tai dar kol kas nelabai galiu varijuoti, kur noriu mušti, tai sunkiau yra, bet kažkaip. O tu dabar Italijoje tik žaidži tinklinį ar kažkaip nuotoliniu būdu kažkur? Aš žaidžiu, norėjau mokytis, bet nelabai išėjo, tai bandysiu šios metus tokius praleisti kaip įvadinius į savo karjerą, tada jau galvosiu, jeigu sugebėsiu, tada jau. Gerai, tada kaip atrodo tavo rutina Italijoje, kiek treniruočių, kokie ilgio treniruotės? Treniruotės čia dėja nėra rytinių treniruočių, kas labai man asmeniškai keista yra, nes 3 metus non-stopų treniravausi ryte ir vakare, bet čia yra taip, kad treniruotės kiekvieną dieną, bet jos yra vakarais, prasideda, pavyzdžiui, 7, važiuojam į džymą, į treniruoklių salę, tada iš treniruoklių salės važiuojam į sporto salę, į tinklinę, ten praleidžiam 2 valandas, virš 2 ir tada baigėsi mano rutina, tai iš tikrųjų dar kol kas neradau ką veikti, tai taip dar keista, bet manau, kai prasidės varžybos, vis tiek to laiko bus mažiau laisvo. Tai... Į Italiją išvyko ir kito tavo komandos, buvusios komandos žaidėja Arina, ar jūs palaikot ryšį, kaip jai sekasi Italijoje? Taip, mes palaikom ryšį, tai panašiai iš tikrųjų mums sekasi, bet kad jis žais savo pozicijoje, bet čia iš tikrųjų kovojam su karščiu salėse, nes tikrai nepalyginsi, nors ir pas mus salėse, kai šilta yra tikrai pakankamai karšta, o čia tiesiog yra karšta, tai sunku tikrai yra priprast prie tos, nes ir... Jūs toli viena nuo kitos esate? Taip, mes toli. Ja. Supratau, gerai. Kitas mano klausimas iš bendrųjų klausimų kategorijos būtų, įsivaizduok, praeis 5 metai, kur tu įsivaizduoji už 5 metų save? Norėčiau iš tikrųjų Italijoje, B1, A2, kraštu, geram klube. Tai manau tokie tikslai būtų, tokie pagrindiniai. Gerai, o įsivaizduokim tokią situaciją, ant stalo turi pasiūlymą Italijos A2 ir Vokietijos Bundeslygos aukščiausios, ten tokios vidutiniokės komandos. Tai rinktumės A2 ar Vokietijos aukščiausią lygą? Gal ir pasirinkčiau Italijos A2 iš tikrųjų. Nes kiek kalbėjau su treneriais, tai tas dabar kalbant apie B1, B2, tai jau šiais metais, ten pastaruosius metus jau gali kovoti komanda prieš komandą B1, B2 ir iš B1 komandos sutinka žaisti draugiškas rungtynes su B2. Taip galima suprasti, kad ten iš B2 lygos praeina porą komandų, ten maksimum, kiek žinau, 10. Tai čia iš 10 grupių 14 komandų, po 14 komandų 10 komandų išeina į tą B1. Tai tikrai pasakė, kad jau gali kovoti, tai tiesiog yra sunku išlipti iš tos B2, nes labai didelė konkurencija yra. Tai manau, kad pasirinkčiau A2. Gerai,
Ką galvoja apie tai, kad mūsų šalis neturi nei vyrų, nei moterų rinktinės? Mm, blogai galvoju, kad nėra. Tikrai norėčiau, kad būtų. Ir tikrai, manau, jeigu surinkti visus žmonės po kokių 8, tai čia po kokių 2-3 metų, tikrai, manau, nebloga komanda galėtų gauti. Tai tikiuosi, Tai ir kad... mano kitas klausimas buvo, ar ateityje norėtum žaisti moterų rinktinėje ar atstovauti Lietuvą? Be abejo, norėčiau. Tikrai Nes toks. per šią vasarą kažkur 10 jaunų tinklininkų išvyko mano žiniom į užsienį, į Ameriką, į Italiją, į tavo dar vieną draugę, į Austriją išvyko. Tai, kaip ir sakant, už kelių metų tu gerai sakai, būtų tikrai neblogas brandolys sudaryti rinktinę. Ir dar kitais metais, manau, 7 metai iš Lietuvos išvyktų, iš tos pačios mūsų komandos Vilniaus, tai manau tikrai pavyktų padaryti. Ar turi kažkokių ritualų ir įpročių prieš varžybą? Ar varžybų dieną? Vienintelis dalykas, ko nedarau, tai neplaunu galvos dieną prieš. O šiaip tai tokių dalykų, nežinau, neturiu. O muziką ar klausai rūbiniai prieš varžybą? Ausinėse ne, bet bendrai, jeigu paleidžiam, tai taip. Ir tas toks 3 milijonus prieš pat varžybos, prieš išeinant išsirekiam. Kokį laisvalaikį mėgsti be tinklinio, kai reikia atjungti nuo tinklinio? Pasyvų, manau. Tokį labiau namie, ar pabūt kažkur, nežinau, lauke. Taip, nelabai judriai, sakyčiau. Supratau. Ar stebi pasaulinį tinklinį, tiek klubinį, tiek rinktinių, ką tik praėjo pasaulio moterų tinklinio čempionatai? Taip, stebiu. Tada rinktinės labiau nei klubus, bet finalus žiūrėjau. Jo, tai mano kitas klausimas buvo, kokias komandas klubinės arba kokias rinktinės palaikai? Palaikau Japonių rinktinę. Čia be abejo yra, mano nuomonė, viena iš geriausių pasaulyje komandų, nors ir neišlipa, bet manau, kad jau, kai žaidžia tos 5 setus, jau tada laimi duomenys, mano nuomonė. Tikrai, nes gynyba ten, viskas, puolimas ten vyksta tiesiog wow. Tai ir dar viena, manau, Brazilija būtų. O atskirai kažkokią žaidėją žiūri iš to pasaulinio lygio? Gabi stebiu labai ir stebėdavau Kogą iš Japonijos, bet šiaip pagrindė tai Gabi būtų ta pagrindinė. Gerai, toliau bus blitz klausimai, kur reikės pasirinkti vieną iš 2, tokie labai greiti ir galbūt, kai pasirinkai, pasakyk, dėl ko pasirinkai tą, o ne kitą variantą. Tai pirmas labai lengvas iš tinklinio pasaulio, Molten ar Mikasa? Manau, Molteną pasirinkčiau. O dėl ko? Daugiausiai žaidžiau su juo ir nežinau kaip pavadintos burbuliukai, tas sukibimas yra Moltene geresnis, bet čia, kiek žinau, tai priklauso nuo namų komandos. Tai jeigu namie žaidžia su Mikasom, tai ir žaidži su Mikasom, jeigu su Moltenu, tai su Moltenu. O tai dabar jūs Italijoje su kokiais treniruojatės? Mes treniruojamės ir su tais, ir su tais. Vienoj salėje su vienais, kitoj salėje su kitais. Supratau. Gerai, dabar kitas klausimas. Dabar sakei, pas tave to nėra, bet tau labiau rytinės ar vakarinės treniruotės? Žiūrint kokios, bet gal pasirinkčiau vakarinės. Nes jos yra skirtingo pobūdžio, tai nežinau. 2 skirtingo, bet štai klausimai. Tai vakarinės būtų. Gerai. Pica ar makaronai? Makaronai. Gerai. Tobulai priimti kamuolį ar pastatyti taškinę užtvarą? Tobulai priimti kamuolį.
Gerai. Paduoti eisą ar taškas puolime? Taškas puolime. O dėl ko? Nežinau, tas tokios kaip čia, ralio užbaigimas. Ypač po tokių sunkių gynybinių situacijų, kai įmuši, tai labai faina. Tai manau pasirinkčiau, kad puolimą. Gerai. Taip, tu žaidži outside hitter pozicijai, dabar sakė Italijai tave jau opozitų nori padaryti, bet ką pasirinktum, jeigu nebūtum šitos pozicijos? Kėlėja ar libero? Libero. Dėl ko libero? Dėl gynybos ir dėl gynybos, manau. Gerai. Kava ar arbata? Kava. Gerai. Knyga ar filmas? Filmas. Gal aš savo visų pašnekovų klausiu, gal gali rekomenduoti, sakykime, kas žiūrės šitą laidą, kažkokį filmą, kad padarytų kažkokį tai gyvenime įspūdį. Nežinau, man patiko labai 1+1 ir 2+1 filmas. Čia yra užsieniečiškas filmas, tikrai geri yra. Manau, tokie. Ačiū, kažkas galbūt tavo rekomendacijom pasinaudos ir pažiūrės. Ir paskutinis iš Blitz, tai yra vasara ar žiema? Vasara. Gerai. Toliau yra pas mus žiūrovų klausimai. Jų nėra daug, bet Viktorija Vitartienė tavęs klausė, ar turi autoritetų savo draugų tarpe tiek vaikinų, tiek merginų? Gal tokio kaip išskirtinio autoriteto neturiu, bet manau galėčiau pasimokyti iš kiekvieno po kažkokio charakterio bruožų, tikrai galėčiau pasimokyti. Bet tokio vieno išskirtinio tikrai neturiu. Sonata Kanepelkaitė, koks pirmas įspūdis apie Italiją? Nežinau, iš tikrųjų keista yra po Lietuvos, nes čia taip viskas murzina, purvina, čia tokie, jie neapsikrauna gyvendami, tai pirmas įspūdis tikrai nebuvo geras, bet tada, kai nuvažiavau į Romą, tai taip kažkaip nuomonė trumpai pasikeitė, tai geras įspūdis, sakyčiau. Sonata dar antrą klausimą tau uždavė, kaip atrodo italų mentalitetas aikštėje, ar skiriasi nuo lietuvių mentaliteto, bet čia apie aikštėje. Nežinau, dar negaliu tiksliai atsakyti, bet iš tikrųjų manau, kad moterų tinklinį tai daugmaž vienodai yra visur. Kad, aišku, priklauso nuo kiekvienos moters ir nuo kiekvieno žaidėjo, nuo jos charakterio, tai manau, kad daugmaž vienodai. Tavo brolis klausė, koks tiramisu tau skanesnis, ar kur gamina brolis, ar itališkai? Tai klausimas akivaizdus, manau, tai brolio. O tavo brolis gamina tiramisu? Jo, gaminu. Ir antras toks provokuojantis jo klausimas, ar jau teko paragauti Aperol Spritz? Neteko. Taip, ir Emilija Jonaitytė dar vieną klausimą užduoda, top 3 dalykai, kurių labai pasiilgai, lietuviški dalykai Italijoje, kurių labai pasiilgai top 3. Maisto, apskritai. Bet Italija garsėja kaip geriausiu maistu pasaulyje. Bet vis tiek Lietuvos maistas naminis yra man kol kas labiau priimtinas nei Italijos, dar sunku priprasti yra prie makaronų ir picos. Tai maistas, šeima ir draugai, tas, sakykime, treneriai ir, žodžiu, tinklinis. Tinklinio ratas, ne? Jo, taip. Gerai, tai į klausimus atsakėm, dabar aš kiekvieną savo pašnekovą dar prašau, kad svajonių komanda savo padiktuotų iš viso pasaulio, gali būti žaidėjai ir nebežaidintis, ir žaidžiantis. Tai pradėsim su tavo svajonių komanda. Pirma pozicija, kuri man atrodo svarbiausia svajonių komandai, tai yra kėlėja. Kas pas tave būtų kėlėja? Maja Agnienovič iš Serbijos. Taip, o kodėl jinai?
Nežinau, man jos tie kelimai, kur jinai išverčia tas riešus kažkaip išverčia ir nežinau, jinai visada tokių šaltų veidų ir atrodo šaltų protų, kad jinai, jeigu meta, tai žino, kad padarys tašką. Ir tikrai labai smagu žiūrėti, kaip žaidžia ir kaip išdėsto kamuolius tikrai. Manau, labai puolėjom patinka su ja žaisti. Gerai, toliau pas mus tada, sakykime, yra viena outside hiterė, pirma outside hiterė. Gabi. Gabi, gerai, truputėlį papasakok, dėl ko pasirinkai Gabi. Nu, tai pirmas dalykas, kad yra mano ūgio. Tai kas parodo, kad tikrai yra viskas įmanoma. Dėl, kaip čia nežinau, dėl IQ aikšteliai, kad jeigu visada nelupa, labai daug kamuolių eina per. Kaip vertini, kaip atrodo iš šalies Gabi puolimo rankos tas atvedimo technika? Aš nežinau, iš tikrųjų bandėm atkartoti jos tą techniką, tą tokį mostą, bet kažkaip nelabai pavyksta ir nelabai suprantam, kodėl. Gal aukščiau siekia, nežinau, išsiriečia kažkaip, nežinau, bet tikrai labai keista. Tai va. Gerai, tada kita outside hiterė, kuri patektų į tavo svajonę komandą. Tai Koga būtų iš Japonijos. Gerai. Kodėl jinai ir kuom jinai tave žavi? Dėl tos pačios priežasties, nes kiek žiūrėjau, tas ir olimpinis ir visa kita, tai jinai kokius 70% taškų padaro į tuščias vietas arba per rankas. Nėra tokių labai stiprių smūgių, tai tas ir parodavo, kad nesvarbu ūgis, svarbus smūgis. Tai va. Tai gerai, taip pat IQ gerą turi. Tada pirma centro puolėja arba middle blocker angliškai. Tai Erdem Eda būtų. Dėl ko jinai? Tai visų pirma, turi labai daug patirties, jau labai ilgai žaidinti. Ir dėl tos pačios priežasties, kad manau, kaip ir Maja, tokios, kurios vyresnės, jos žaidžia su šaltu veidu, šaltu protu ir labai smagu žiūrėti, kaip jos žaidžia. O kita centro puolėja? Karol iš Brazilijos. Ką galėtum apie ją papasakoti? Nežinau, šiaip patinka, kaip žaidžia. Gerus blokus turi. Labai šiaip iš tikrųjų smagu žiūrėti, kaip aukštam lygiai tas blokas, taip tobulai. Aš neįsivaizduoju, kaip manoma, bet taip pas ne visada būna tobulas blokas. Ir būtent pas jas jis yra tikrai tobulas. Tai tas ir žavi. Taip, ir atkeliaujam į opozito poziciją. Boškovič. Gerai. Kodėl Boškovič? Kodėl ne Izabela Hak ar Paola Egon? Nežinau, man jinai yra tiesiog yra plaktukas. Ir čia vienintelė realiai, ne vienintelė priežastis, bet tokia pagrindinė, kad jinai tikrai kaip lyderė visada. Ir tikrai padaro kartais net trigubai daugiau taškų nei visos kitos, tai parodo, kad jie visi pirmas dalykas visi pasitikė, o kitas dalykas jinai kaip ir patvirtina tai, kad jinai yra geriausia. Gerai. Ir tada libero. Kosta iš Brazilijos. Dėl ko jinai? Man labai patinka jos tas kelimas su šuoliu, kai kelia. Ir šiaip gynybos žaidimo skaitimas, kur ten, nežinau, pas mus fribolas toks apaliai lubas skaitas, pas jas ten vos per tinklą perskrenda ir jinai jau ten sėdi ir įsiveda tą fribolą. Tai tikrai labai smagiai. Ir šita svajonių komanda turėtų turėti trenerį. Ar yra koks treneris, kuris tau labai žavi pasauliniam lygiai? Santarelį, manau, pasirinkčiau. Dėl ko jį? Nežinau, man kažkaip atrodo, kad jis labai gerą ryšį su žaidėjams susidaro. Jis toks, kiek skaičiau apie jį, tai jis niekada kaip ir kritikuoja, bet nepadaro taip, kad tai užsisėstų pas žmogų galvoj. Tai stengiasi kažkaip iš kitos pusės praeiti, kad žmogus suprastų čia ir dabar, kad jo neįžeistų ar kažkas tokio.
Supratau, labai tokia įdomi ir marga, nes dažniausiai mano pašnekovai turi kažkokią šalį ir bent 3-4, o pas tave ir 2 Serbijas, Brazilija, Turkija, Japonija ir treneris Italas, tai labai įdomi tokia komanda. Ir keliamės į visai pabaigą. Aš visada prašau savo pašnekovų, ko palinkėtų jauniems Lietuvos tinklininkams, kurie yra dabar sportuoja sporto mokyklose ir ko tu jiems palinkėtum? Palinkėčiau gal tos ištvermės, nepasiduoti, nes tikrai kas yra labai sunku ir dabar šiuolaikiniam jaunimui, manau, tikrai yra, jeigu neišėjo, nebandysiu, kitą kartą viskas pamirštu. Tai tokios atsakomybės, ištvermės ir noro daryti tai, kas patinka ir tai, ko nori. Gerai. Kadangi vis tiek tavo karjerai didžiausią įtaką turbūt trenerį Asta padarė, tai aš norėčiau, kad palinkėtum kažko treneriai Astai. Nu tai, ko aš galiu treneriai palinkėti, tai daugiau pergalių. Kad praeitą sezoną turėjo 3 auksus, šiais metais visi auksai būtų. Tai tada visi Lietuvos treneriai dabar turi nebepirkti, nes visus auksus paims, kaip ir daug paima trenerį Asta. Aš linkiu savo treneriai to. Gerai, ir paskutinis palinkėjimas bendrai Lietuvos tinkliniui, koks tavo būtų? Visam Lietuvos tinkliniui. Nežinau, tai visų pirma norėčiau padėkoti visam Lietuvos tinkliniui, nes tikrai ta tinklinio bendruomenė visur ir Lietuvos ir ypač Vilniaus man asmeniškai tai tikrai padidėjo. Kai anksčiau ten žiūrėdavai į balkoną ir sėdi keli tėveliai, dabar vos ne kiekvieno vaiko tėvai sėdi ir važiuoja į kitus miestus. Tai kad nesustotų ir kad toliau palaikytų visus vaikus, ypač jaunimą, kad turėtų dėl ko stengtis ir manau tiek. Tai ačiū tau labai, kad sutikai šitam pokalbį sudalyvauti ir pasidalinai apie savo karjerą, apie savo tinklinio kelią. Ir noriu tau palinkėti kuo didžiausios sėkmės Italijoje, kad rastum savo vietą ir kiekvienais metais žaistum vis aukštesnėje lygoje. Ir norėčiau paprašyti, jeigu gali, kad, sakykime, kai bus galima žiūrėti tavo varžybas, bus transliacijos, pasidalink būtinai ir su manim, ir su visais, nes mes visi norim žiūrėti, kaip jums sekasi ir viso tau ko geriausio. Gerai, ačiū Jums labai, kad pakvietėte. Faina buvo. Viso gero. Ate.